Sveiki, esu Martynas Jokubauskas. Noriu Jums užduoti klausimą. Kada ketinate nustoti švaistyti pinigus interneto reklamai? Beveik kasdien tenka išgirsti abejonės. Kuris reklamos kanalas yra efektyviausias? Kur ir kaip reikia reklamuotis internete, kad gauti didžiausią grąžą? Turbūt teko girdėti tokius keistus žodžius kaip SEO, AdWords, tinklaraštis, naujienlaiškis, remarketingas ir panašiai. Kuris iš šių reklamos būdų yra efektyviausias? Per 12 metų išbandžiau daug variantų, kaip priversti internetą dirbti savo verslui. Pradėjau nuo interneto svetainių gamybos, vėliau gilinausi į įvairias internetinės rinkodaros sritis. Kuo daugiau gilinausi, tuo labiau pasimesdavau. Norėdamas susigaudyti tarp skirtingų interneto reklamos procesų, kanalų ir priemonių, susisteminau standartinius veiksmus į aiškų planą sistemą. Šiandien ši sistema man padeda taupyti savo laiką ir pinigus. Jei ir jūs norite paprastai ir efektyviai reklamuoti savo verslą internete, kviečiu sudalyvauti praktinėme seminare Protinga reklama, kurio metu jūs supažindinsiu su būdais, kaip sutaupyti nuo 5 iki 15 tūkstančių litų, kuriant interneto reklamos kampanijas. Parodysiu aiškų planą, kaip protingai ir efektyviai reklamuotis tuo pačiu, didinant savo įtaką internete. Paaiškinsiu, kaip užimti aukštas pozicijas Google paieškoje, papildomai nieko neinvestuojant. Pateiksiu pavyzdžius, kaip kuriamas efektyvus reklamos turinys. Išduosiu paslaptis, kaip sąlyginai pigiai ir kokybiškai pasigaminti reklamos priemonės. Ir sužinosite, kaip kiekvieną investuotą litą į reklamą internete paversti rezultatu, kurį galėsite pritaikyti ir ateityje. Jūs išmoksite kurti, automatizuoti ir priversti internetą dirbti jums. Esu užtikrintas, kad sistemą galėsite pritaikyti daugybę interneto reklamos kampanijų. Įsitikinkite tuo patys. Šiais metais organizuojami tik 4 praktiniai seminarai. 2 Vilniuje, 1 Kaune ir 1 Klaipėdoje, kurių metu mokysiu, kaip reklamuotis internete protingai. Vietų skaičius ribotas, todėl paskubėkite registruotis. Ir iki greito susitikimo.